pasiimti rice cookeris, kaip mes be jo turi. Tai galim aprodyti namus. Let's make a tour of this house. Because, we're not gonna... Kraustamės, vis dar kraustamės. Toks žiūri, viskas fainai atrodo, nežinau, ir visko daug, visko virtuviai. Šaldytuvą pagaliau turim didelį. Like at home. Oi, esu. Aš jau įsivaizduoju. We're waiting for tomorrow morning. Pamačiau, kad turim. Čia yra virtuvė. Tai ką, žodžiu, pakuojamės daiktus. Kaip ir buvau minėjusi prieš tai video, kad turim išsikraustyti, nes, žodžiu, ten mums kainos nepadarė geros ir panašiai. Tai iš vis įvyko čia toks konfliktas tarp tos agentės ir savininko tų namų, kur gyvenom anksčiau, kad mums liepia išsikraustyti per 2 dienas. Ir tiesiog neįmanoma susirasti kažkokių naujų namų taip greitai. Tai, žodžiu, pavyko išderėti su ta agentė, kad mums duotų nemokamai tiesiog pagyventi namus, kol mes susirasim kitus namus. Tai davė dabar mums tokio pačio tipo, tam pačiam rajone, kur gyvenom, apartamentus pagyventi, kol susirasim kitus namus. Tai šiandien, žodžiu, išsikraustom į kitus namus mėnesiui. Nes kadangi ten neleidžia su gyvūnais, tai, žodžiu, mėnesių, bet nieko daugiau nepavyksta rasti, tai nežinau, tiesiog bandysim kažką rasti per mėnesį kažką kito, bet vis geriau nei nieko. Tai pakuojamės, žodžiu, pas mus turi atvaryti mašiną, pasiimti rice cookeris, kaip mes be jo. Turi atvažiuoti mašiną, pasiimti ir išvežti mūsų visus daiktus, nes esam užgyvenę tikrai nemažai daiktų, tai su motoroleriais tikrai neįmanoma, tai žodžiu, atvažiuos tokia mašina, susidėsim ten visus daiktus ir krausimės į kitus namus. Tai turim daug daiktų, visokių vėjelis, sėdmaišiai, stalai, žodžiu, 2 motoroleriai, kėdė, mūsų piešiniai. Va tiek esam piešinių užgyvenę. A lot of our paintings. Menininkai esam. Tai lauksim mašinos, turi atvažiuoti. When they will come? In 2 hours, yeah? Something like this. Tai galim aprodyti namus. Let's make a tour of this house. Because, we're not gonna live here anymore, so we can show. Tai čia buvo, žodžiu, toks darbo kambarys, tai man čia buvo kaip svajonė, tiesiog nes galėjau dirbti patogiai, stalas, kėdė, tai toks ofisiukas, čia vonia buvo, čia turėjom virtuvę, šiaip visko buvo, ko reikia, šiaip labai faini namai, tokio pačio tipo, kaip mes gyvenom, bet visko žymiai daugiau, tai pavyzdžiui, tokio dalyko net nebuvau mačius niekada gyvenime, čia toksai vandeniu užsikaisti ir vanduo ten pajungtas, tai labai įdomiai. Tai čia buvo skalbinių kambarys, tai buvo mašina. Žodžiu, visko buvo pilna. Let's go, upstairs, tiesiog. Tai, bet kadangi nenorim gyventi daugiau ir turėti kontakto su ta agente, per kurią turim išsikraustyti per 2 dienas, tai tikrai nepasliksim čia gyventi, bet labai faini namai. Tai čia tokia lounge zona, pačilinti. Perfect view. Nothing. And 2 bedrooms. Čia vienas miegamasis ir ten kitas miegamasis ir vonia. Tai labai faini namai. Patiko. Bet, kaip sakant, norim tepti Kudaišių kuo greičiau iš čia. Tai žodžiu, susitiksim kitose namuose. Parodysim, šiaip labai faini namai, bet labai gaila, kad su šuniuku neleidžia gyventi, tai mėnesį laiko draugai pažiūrės šuniuką ir ieškosim kitų namų. Tai kraustamės, esam benamiai. Kraustamės, vis dar kraustamės.
atvažiavo mašina pas mus iškraustyti mūsų. Žodžiu, kraustamės. Toks va sunkvežimiukas, 150 000 rupijų, tai čia apie 8 eurus. Vat viską mums suvežios. Nu ką, atvykom į savo naujus namus. Tai jau daiktus išsikrovėm iš tos mašinos, su kuria važiavom. Nu nežinau, žinokit, šitie namai, tai tikri tokie svajonių balietiški namai. Visur aplinkui gamta, augaliukų visokių, viskas taip jaukiai. Reikia kažkaip nenukristi. Tai žodžiu, einam, apžiūrėsim viską kartu. Nu, belia kaip fainiai. Atvykom į mūsų naujus namus, vis dar turim pilną daiktų aplinkui, kažkada išsikraustysim vėliau, bet čia žiauriai viskas fainiai atrodo, nežinau, ir visko daug, visko virtuviai, šaldytuvą pagaliau turim didelį, kamera, viskas švaru, nes prieš tai, kur gyvenom, tai mūsų šaldytuvas buvo ne kažką, visko turim ir lėkščių, ir keptuvių matau, net prieskonių kažkokių paliktų. Viskas ir viskas taip švaru. Tuine. Kas spintelėse. Nothing, yeah? Labai fainiai. Kol kas labai patinka. Turim tą vėjuką. Ir netgi du tuos šalmus. Wow. Unbelievable. Tai va. Einam. Čia turim visokių suoliukų atsisėsti, parelaksuoti. Čia irgi stalas, tokios kaip sofos, viskas po atviru dangum. Čia turim žiauriai daug žolės ir erdvės, nežinau, daryti jogą, barbekiu ar kažką. Belia kaip fainiai. This lights, very cozy. Nežinau, first impression, very good. Žodžiu, čia toks mūsų yra kiemelis. Nu, aš įsivaizduoju dieną, nu čia bus labai gražu. Hey, no, it's slippery. No, not going down. Tomorrow. Tai va, tai aš manau, kad dieną, nu čia bus žiauriai fainiai. Mes dienos metu buvom atvarę pasižiūrėti, nu tai labai fainiai. Belia kiek erdvės, viskas very clean. Because the owner of this house, he's local and take care of this house. Yeah, we can see that. Nu, labai fainiai. Ir čia turim. Galim čia dar. Kam. Čia parodyti. Čia irgi turim tokią kaip dar erdvės. Čia galim rūbus pasidžiauti, dar kažką, nežinau, grilių pasidaryti, kad ten žolytės negadinti. Tai labai daug erdvių visokių. I have to check, yeah? Maybe there is crocodile gang. Mes nesam buvę čia. Tai einam pasižiūrėti. We're gonna check what is it. I have to go first, yeah? Yeah, perfect. Nothing. Just water heater. Good. Tai reiškia, kad turėsim karštą vandenį. Nu, nežinau, kol kas labai patinka. Aišku, odų bus tikrai daug, nes viskas po atviru dangum. Tai čia va tokia terasėlė turim. Foteliukai, viską, batam pasidėti, nu, apie viską pagalvota. Like at home. Nu ir ką turim miegamąjį? Princess bed. Oh, wow. Kokia graži spinta. Very creative. Very nice. And for books, look, we have this. And here is a bathroom. Buona, turime ten.
Ai, turim tokį krėslą, vat, kaip pas močiutę. Oi, esu. Aš jau įsivaizduoju ryte, kavytę, viską. Pasaka. Kai pasidarėm turą, žodžiu, turime daug daiktų, viską reikia išsikrauti, truputį atsipūsti ir tada jo viską dėsimės, dėliosimės. Nežinau, daug turto esam užgyvenę, kur reikės viską susidėti. Bet žodžiu, labai faini, labai patinka, labai laukiam rytojus. We're waiting for tomorrow morning, how it looks in the morning. Ką, labas rytas. Yra pirmasis rytas mūsų naujuose namuose. Išmiegojom žiauriai gerai, patogiai. Biški lova gal šiek tiek mažoka, bet niekis palyginus, tai šiek tiek gal netgi sušalom, nes kadangi tas namukas toksai yra medinis ir toks ganėtinai kiaurai viskas ten prasipučia, tai kadangi dabar vėjuota ir lietinga, tai kadangi lauke vėsoka, tai ir namukė viduje vėsoka, dar buvom kondicionierius įjungę, tai atsikeliu naktį, kad žiūriu šalta, tai viskas, kondicionieriaus nereikia, įjungsim lauk ir nenaudosim. Jau nepabiškiu, beveik viską išsikraustėm, dėliojame savo paveikslus. Čia Adži, debesų karalystė, čia mano pora. Jau tokie, jau namai į namus virsta. Dar šiek tiek yra ten virtuviai, bet jau į pabaigėlę. Tai vat kaip viskas atrodo dienos metu. Labai daug erdvės, pilna čia tos žolytės, tik taip truputį žemyn viskas eina, tai ten, va, kadangi lyjo, tai šiek tiek to vandens pasikaupė. Nu, tiesiog. Kaip džiunglės. Tai čia bus kaimynai gyvens kažkada, dabar nieks negyvena. Tai taip šalia, bet yra atskiri įėjimai, tai kaip ir neturėtumėm vieni kitiem maišyti. Tai va, čia toks vat kiemukas, erdvė. Va, čia tas mūsų namukas su miegamuoju. Ir čia yra geriausia dalis mūsų svetainė, virtuvė. Va, dar biški jo valiukas, bet jau apsikopiam, apsitvarkiam. Nu, tikrai viskas labai tvarkinga, labai švaru, labai gražu. Va, gitaras, jau paveikslai, va, padėti. Darbus jau pradėjau. Tiesiog. Vat ofisas būtų toksai, su tokiu vaizdu. Džiunglėse. Nu, labai patinka. Nu, kol kas viskas pasakiškai. Tai jau labai nekantraujam, kada su draugais čia pasikepsim, kažką barbekiu pasidarysim. Smagu. Pamačiau, kad turim, va čia yra virtuvė, toks virtuvėj langiukas ir va taip pat pritrūkstam čili pipiriuko, ateinam ir nusiskinam. Va, čiliukas raudonas matosi. Nu, žiauriai fainiai, geras. Fresh chili.